Na ką, įpusėjo birželis, bet avietynas tai toks nėra dar labai gerai paaugęs. O, bet žiūrėkit, yra jau žiedeliai. O, kaip fainai. Geras. Aha, fainai, o braškių belikės. Gerai. Vis tik žiedelius jau krauna. Šiandien braškės pradėsim. Šiandien nuravėjom 3 vagas aviečių. Nu, kaip fainai, rimtai žydi. Žiedus krauna. Tai va, šita vaga buvo nuravėta iš anksčiau, tai jinai jau ir tokia su žiedeliais. Gerai. Tos tokios biški pavargusios atrodo. Bet šiandien kartu ravim dar ir praretinam kažkiek tai. Kiek gavosi. Tai gerai. Buvo šaltos dienos labai. Tai kaip ir nelabai norėjo augti viskas. Bet nu va, dabar čia gražiai visai atrodo. O va, kur nėra vieta, tai gėda rodyt. Nu, bet yra kaip yra. Atvažiuosim braškių po poros dienų rinkti ir pabaigsim čia tas 3. Su Tautvydu visai greitai gaunasi įlendam į vagą. Ir greitai praeinam. Va, šita viena vaga buvo iš vis nėra vieta šiais metais, tai dėl to jinai tokia, nu tokia, lyg ir nėra aviečių. Čia ravieta buvo ir ta buvo ravieta, tai tos greitai nusiravės. Va, šita tik pavargsim. Su varpučiu daug. O braškės mūsų irgi žolėje, bet jom visai gerai sekasi. Noksta, renkam. Dabar jau nurinktos. Bet Ignas turbūt vis tiek rado dar kažką, ne, Ignai? Skanu? Vaikams skanu ir žalios. Tai va, šiandien čia darbelius baigiam. Va čia tiek, Ignai, žiūrėk, yra dar raudonų liko. Tai šiandien čia darbelius jau baigiam. Rytoj važiuosim į kitą sklypą. Va čia, Ignai, žiūrėk, didelė kokia yra. Va, kokia yra. Nežinau, kitas pirmokos ir šitas. Valgyk, vis tiek bus skani. Labas. Ką žinau, kodėl taip šalta. Birželio vidurys. Bet dabar lauke turbūt +15. Nu, bet aišku, dirbti tai yra visai gerai tokiu oru. Bet vėjas šiek tiek nervuoja. Ir vaikams šalta. Tai zyzia. Tai va, atvarėm dabar prie kitų aviečių mūsų. Bet dar mes čia turim pasisodinę ir kopūstų su cukinijom. Tai pirmą reikia eiti pagloboti šituos augaliukus ir tada jau krisim į avietyną. Cukinijose tai turim bėdą. Žodžiu, kas neišdygo iš sėklų pasėta, tą aš buvau, tiesiog liko sėklų ir aš pasisėjau jas į daigyklas. Ir kas neišdygo, atsodindinėjom. Ir jau antrą sykį atsodinę ateinam ir randam tiesiog išrautą. Va taip, daigas išrautas ir numestas šalia. Tai įtariam, kad taip daro varnos, nes jos ieško sėklytės. Tai nu blogai, žinokit, nes tai padaryti yra labai daug. Taigi, vieną didelį darbą baigiau. Tai yra mūsų 10 arų kopūstėlių. Apvagojom, bet teko dar daug rankinio darbo padaryti, kadangi jie yra per maži dar vagojimui, kai kurie bent jau. Tai reikia eiti atkapstyti arba užkapstyti kai kuriuos, nes bevagojant jie kai kurie pasislėpia po žemę. Tai, nu žodžiu, visus teko apeiti rankom dar pačiupinėt. Ir kadangi lauke temperatūra nedžiugina, tikrai nepanašu į vasarą, tai sakiau, kopūstus reikia turbūt apdengti agroplėvelę, kad jie truputėlį greičiau augtų, nes, nu, sorry vasara, bet naktį tik +8.
Nu, kai prisipažinsiu, dėl ko tą agroplėvelę, tai ne dėl šalčio tikrai, ogi dėl kopūstinio baltuko, kuris va štai taip skaniai skanauja kopūstėlius. Tai matau, kad jau pavėlavau, bet ant tų augančių ten kopūstų tikrai dar neradau, nes aš juos praktiškai visus ėjau ir apžiūrėjau, apčiupinėjau, bet va čia jau yra. Tai reikia paskubėti iš tikrųjų šiam būtinai uždengti, nes ir taip navagai jie, o čia jau taip pagausiai. Labas, gandriukai. Ką pasakysi? Eik išrink visus karkvabalius iš daržo. Gerai, nes to uždengsim plėvelę ir nebegalėsi rinkti. Plėvelė paruošta. Prisėdau ant jos palisėt kol kas. O gandriukas mindo mano kapustus. Gandriukai nemindi kapustų. Gerai pasišiaušus atrodau. Bet žinokit, kaip šalta. Nu, kažkokia nesąmonė. Žiūriu. Tai, aišku, vakaras, bet birželio 22. Uždengiam kopūstus agroplėvelę nuo kopūstinio baltuko. Aišku, pavėlavom kaip ir visus kitus darbus padaryti. Bet tikiuosi viskas bus gerai. Tik nežinau, kaip reikės atidenginėti tą plėvelę, kai reiks kopūstus vagoti. Tai šiandien tai padarėm, sutvarkėm jas, kad ir viskas būtų gerai. Ir nelaukiu sekančio to vagojimo. Dabar atėjau pažiūrėti, kaip sekasi mulčiuoti aviečių tarpuvagius Tautvidui. Ir aišku, kadangi aš turiu priklausomybę ravėjimui, tai jau įnikau ravėti. Bet jau vakaras, 8:30 vakaro, visą dieną iš tikrųjų susilenkus, tai turbūt, kad reikia važiuoti namo. Dar beravint supratau vieną dalyką, kad vis tik Mapema yra mūsų veislė. Visos kitos nesusidraugavome su jom. Neauga, neprigyja. Nežinau, turbūt reiks naikinti akvanzą ir delnyvą ir visą lauką užsisodinti Mapemą. Tai parodysiu, kaip miega gandras. Matyt, čia koks gal jauniklis, iš pernai metų be poros. Neturi liuzdo, tai sugalvoja miegoti avietinę. Ant vienos kojos stovi ir miega. Gražuolis. Miegas. Ramu, nieks netrūkdo, aptverta teritorija. Tęsiam darbas. Sklypo avietinę. Tautvidas mulčiuoja iš to žolynus. Aš tai surandu avietėlės tarp žolių, apkapsto aplinkui, o Tautvidas paskui pasiėmęs tokį rankinį žolių nukirtėję, praeina tarp aviečių, va ten matosi, bet iš tikrųjų toksai atrodo didelis bardakėlis. Avietėlės ravim. Neįsivaizduoju, kada ateis vasara. Nesuprantu, kas darosi su oru. Ir pikta, ir nežinau. Bet šiaip sugalvojau vieną dalyką. Ar žinot, kodėl lyja ištisai? Nes taigi visą laik vasaromis lietuviškomis būna sausros. Ogi todėl, kad šiais metais mes naujajame avietyne dar neturim laistymo. Tai dėl to lyja. Ačiū dangau už tai. Bet yra kita problema. Trūksta šilumos. O kadangi nėra šilumos, tai viskas šudinai auga. Tiksliau išvis neauga. Gali kilti klausimas, kodėl čia avietės yra, čia tai, pavyzdžiui, krūmas didelis, bet dauguma turbūt yra 1-2 stiebeliai ir yra ganėtinai reti, palyginus su kitų mūsų avietynų.
Tai noriu priminti, kad šios avietės yra pirmametės, tai yra jos yra pasodintos prieš porą mėnesių. Ir tai, kad jos yra po vieną, kai kur daugiau stiebelių išleidusios, tai viskas yra tvarkoje, jos taip prigyja. Link rudens jos pradės iš šaknyno leisti daugiau atžalų ir taip po truputį plėsis. Kodėl taip retai kai kur? Tai iš tiesų prigijimas, mano akimis žiūrint, dabar kiek vagų jau čia esu sutvarkiusi, tai būtų apie 80%. Tai labai geras prigijimas lyginant su tai yra žiūrinti tai, kokiomis sąlygomis jos buvo pasodintos. Tai yra jų sodinimo metu mes tikrai nesilaikėme visų taisyklių, nes neturėjome pakankamai vandens. Tai tikrai nemažai vagų buvo pasodinta iš vis be jokio laistymo. Vienos buvo pradžioje sodintos, paskui užpilta šiek tiek vandens, bet ten labai mažai. Po to tik tai supratom, kad galima pilti vandenį į vagą ir tada sodinti. Nebežinau, kurioje čia vagoj palikau savo įrankius. Oi, vargiai nebesuprantu. Bet pagaliau gyvenimas privertė suskaičiuoti vagas. Tai iš viso šitame dideliame lauke yra 39 aviečių vagos.